Gerai, mo, senai buvo darytas kažkoks tai filmukas, dabar galim kažką parodyti. Ką pažadėtų manęs? Pagaliau močiutė išmoko ant kelių, nes taip tik į galvą nuleidus kaip višta, tai gaila man močiutės visą užtinus būna. Čia yra normalesnis darbas ant kelių, čia yra taip įprasta ir normalu. Tai va. Taip, Romai, daug sveikiau ant kelių. Jaučia ir žemė. Ai, le. Tiesiog į galvą neprieina tiek kraujo, bet dabar apie pomidorus, o ne apie kraują. Gerai. Tai čia yra močiutės va dešiniai pomidorai. Nerodyk mano negražius. O čia jau tokie chimkiniai, steroidiniai mano. Kodėl taip aš pasakiau? Nes jie yra pasodinti tiesiai į substratą. Ar pamėginau du tokius nusipirkti. Ant vieno buvo parodytas pomidoras, o kitas parašyta daigams, liktais taip. Ir va, tiesiog čia yra pribadyta skylių iš apačios, įsodinta, pririšta, kad nenulūžtų tiesiai augtų. Ir nežinau, kažkaip palaistai. Mažiau darbo, ne, Romai? Manau, kad taip, nereikia čia nieko ravėti. Ir manau, ir tas vanduo net geriau įsilaiko šitaip. Bet svarbu, nepamiršti apačioj pradurti. Tai va. Nežinau, močiutė sako, tu neskubėk džiaugtis, nes pasižiūrėsim, kokie vaisiai užaugs. O aš sakau, kad aš ne vaisius auginu, ne pomidorus, o tiesiog stiebus. Tai kol kas tikrai lenkiu močiutę. Man nereikia tų pomidorų, mo. Jau tai kam sodini, kad nereikia? Ne, tai aš tik dėl stiebo. Dėl grožio, ne? Nu. Tai nežinau, kokis čia ilgas užaugs, toks ir ant va tokį va. Gerai, pažiūrėsim, kas čia jau augs, Romai. Tai va, Bet čia per ilgas tas. Kaip tu įsilaikius, žmonės klausia. Gerai, liuks. Darbas, durnius myli darbą. Gerai, ateik čia. Kaip manai, sušils oras per artimiausias dienas, kitą savaitę va. Kaip bus taip, Romai, nieko mes nepadarysim. Bet šiemet šalta. Močiutė tikrai pradėjo sezoną vėlai. Jau nekantravo, malėsi, buvo nerami vis namuose. Na, bet pagaliau atsikraustė. Kalmutį šalta, tam namie irgi sėdėti. Vandens šilto nėra. Na gerai, ką tau čia dabar padėti? Nupjaut? Nukirpta. Gerai. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjote, iki. Gerai.